Juk kiekvienoje epochoje ateina momentas, kai tikėjimas turi pakilti virš baimės, kai tiltai turi būti statomi ten, kur pastatytos sienos, ir kai tiesos balsai privalo skambėti ten, kur tyla leido neapykantai įsitvirtinti. Ir aš tikiu, broliai ir seserys, kad tas momentas atėjo tiesiog dabar. Kaip krikščionių pastorius, aš daug keliavau po pasaulį, susitikau su įvairių religijų ir tautų lyderiais. Esvatinę valgiau duoną prie vieno stalo su musulmonais. Ukrainoje meldžiausi su žydais. Indijoje kalbėjau apie taiką su hinduistų gūrų. Aš susitikau su krikščionių lyderiais Pietų Afrikoje ir stovėjau petis į petį su dvasiniais lyderiais visame pasaulyje, visuose planetos kampeliuose. Ir vienintelė išvada, kurią aš padariau po visų šių susitikimų, yra tokia. Mes su jumis turime daug daugiau bendro, nei manome. Ką aš turiu omeny? Visi mes norime vieno – saugumo savo vaikams. Mes visi norime gyventi oriai ir laisvai.